Jeigu per pirmą pasimatymą tu visas įsitempęs kaip styga, tai ir mergina nesugebės su tavim atsipalaiduoti. Jūs abu sėdėsit sustingę kaip manikenai. Kaip ši problema sprendžiasi? Likus valandai iki pasimatymo, tu eini į lauką ir susirandi labiausiai išsipuščiusią gražuolę 1 kilometro atstumu. Jos snukis turi būti deformuotas nuo savimeilės jausmų. Toliau tu prieini prie jos ir bandai susipažinti. Greičiausiai į tave pažiūrės kaip į ryžą tarakoną. Šiek tiek susirauks pasimaivis. Tipo, kas tu iš vis toksai? Vat būtent tokia reakcija mums ir reikalinga. Tik ką tu patampėjai tigrę už jo ūsų. Po tokio rejecto pasimatymas su normalia mergina tai kaip pėdų masažas po žiaurių kankynių. Bet vieno tokio prieimo gali būti maža. Tau reikia 2, gal net 3 tokias merginas atrasti. Bet nereikia to daryti likus 5 minutėm iki pasimatymo. Tokiu atveju tu vis tiek būsi įsitempęs. Reikia duoti laiko atsipalaidavimui. Bent jau 20 minučių.